Kiek yra pasitaikę gyvenime momentų, kai pajautei, kad tarsi pametei savo kryptį. Tarsi nežinai, kur eiti, nežinai, ko paklausti, kur būti, ką daryti. Ir galiu pasveikinti, kad labai gerai yra pamesti kryptį. Pamesti kryptį, nežinoti, kur eiti, ko klausti, nes tai yra puikia vieta ir akimirka savirefleksijai, pasižiūrėti į save, čia ir dabar, kur aš esu. Tai leidžia įsižeminti. O įsižeminimas visą laiką yra naudingas. Pirma, dėl to, kad sustojame. Sustojame savo refleksiją ir pasižiūrėti, kas įvyko. Antra, vėlgi labai paprastai pasižiūrėti į priekį, o kur aš noriu būti. Šitie du dalykai, pažiūrėti į praeitį ir pažiūrėti į ateitį, gražina mūsų dabartinį momentą ir tikrai leidžia pasidžiaugti. Pasidžiaugti tuo, kad jeigu mes esame sveiki, tai gerai. Jeigu esame tokioje būsenoje, kokia esame, vadinasi, mes ją išgyvensime, pragyvensime. Tai kantrybės.